Kaip atrodė diena, kai tu norėjai mesti krepšinį? Tai atsimenu, buvo gal, nežinau, 12 gal metų, gal 13. Nežinau, visada eidavau į tą krepšinį po pamokų, kad tiesiog man taip atrodė su broliu, kad tiesiog einam, lankom tą krepšinį ir nežinom, kokie tikslai gali būti, nei kas gali iš mūsų, nežinau, kaip krepšininkų išeiti, nežinom tos ateities, nelabai domėjomės. Bet sportavom su metais vyresniais jaunuoliais, tai nežinau, gal atsibodo, gal buvo per sunku, tiesiog nenorėjau. Sakiau, mamai tikrai neeisiu, brolis jau buvo salėje, aš dar namie tikrai neeisiu, tai atvažiavo, tai mama susisiekė su treneriu, treneris atvažiavo namo ir išsivedė į salę. Tai toks ir prisiminimas, nelabai atsimenu, kodėl nenorėjau, bet tiesiog gal buvo per sunku. Tingėjau. O kaip įsimylėjai krepšinį? Kada įsimylėjai krepšinį? Tai įsimylėjau krepšinį. Labai geras klausimas. Kai jau supratau, kad galiu būti krepšininkas, tai nežinau, gal 15-16 metų man pradėjo, nežinau, nepatikti, aš pradėjau numylėti krepšinį. Tikrai buvo visai kitas požiūris nuo to laiko, stengiausi. Ir tada buvo net toks momentas, kad būdavo sunku suderinti jau pačią mokyklą, pačius mokslus su krepšiniu. Tai tada, kai supratau, kad jau su ryto jaunimu ir pasijungdavau su ryto pagrindinė komanda, jau kad iš ryto negalėsiu būti pirmose 2-3 pamokose ir kad turiu laisvą grafiką mokyklai, tai irgi jau supratau, kad nereikia nuleisti rankų, reikia eiti ir siekti tikslo būti krepšininku. Kaip galvoji, kas tave išskyrė iš tų kitų vaikų, po to paauglių, ne tik dėl skillsų, bet galbūt ir iš charakterio, kažkoks tavo ar užsispyrimas ar kažkas, ir kas galbūt tau padeda eiti į priekį, kai būna sunku? Tai nuo mažens aš toks labiau užsispyręs, atsipalaidavęs. Nežinau, nereiškia emocijų, iki dabar gali tai matyti, tikrai viską priimu ramiai. Aišku, viduje viskas vyksta kitaip, aš esu užsidegęs, užsimotyvavęs. Nežinau, svarbiausia turbūt nuo mažens būdavo ta disciplina. Disciplina yra aukščiau iš visas motyvacijas ir panašiai. Ir mamą paleisti iš darbo. Tai čia toks vienas. Daugiau tai jeigu einant kitur, tai būtų geriausia mano versija, nes tikrai matau save dar geresnį. Šiaip, ką tu pasakei apie mamą, yra stipri motyvacija, kad, nes mažai kas tai paminė, kad išleisti anksti mamai pensiją, tai čia, kad ten galėtų mėgautis gyvenimo, ne? Nežinau, jei ne mano mama, tikrai čia nebūčiau, dabar su Žalgiriu. Mano karjeras praktiškai nebūtų, nes jinai mane tiek pušina, tiek šaukia ant manęs visą gyvenimą ir mes tada vaikai nesuprasdavom, tai ko jinai čia reikia, ko jinai čia mane spaudžia daryti tą ir tą, aš vaikas, ir panašiai, tai bet dabar, kai supratom su broliu, tai reikia visą tai atlyginti, manau, ir tegul jinai pailsi jau nuo mūsų. Tu minėjai apie tuos sunkesnius momentus vaikystėje dėl treniruočių, dėl to, kad nelabai norėjai galbūt eiti, nes buvo sunku. Aišku, trumpa dar ta profesionalo karjera, dar esi labai jaunas, bet gal atsimeni savo sunkiausius tokius momentus? Kas tau yra sunkumas dabar, šiais laikais, šituose naujausiuose krepšinio etapuose ir kaip tu su to kovoji, kaip tu stengiasi keltis ir eiti į priekį? Tai vienas, manau, sunkiausių momentų buvo, kai su broliu išskridom į Arizonos universitetą. Ir išskridom be jokio, nežinau, apsilankimo gyvai prieš tą pasirašymą su universitetu, tai nes buvo COVID-as, viską mums parodė per Zoomą, per planšetę, vaikščiojo per tą universiteto miestelį. Bet pasitikėjom, šovėm savo tą šūvį ir atskridom, tai COVID-as nėra žmonių lauke. Iš karto su kaukėm,
su broliu kambarį sėdim, beveik negalim išeiti, tai vienas kitam atsibodam. Apie treniruotės tai buvo sunku, nes treneris buvo labai griežtas. Gal nepratęs buvau taip, bet buvo sunku, nes dabar ir nemažai jaunų lietuvių išvažiuoja žaisti į NCAA, tai ko aš ne iki galo supratęs buvau, taip kad taigi aš atvažiuoju į Arizoną, Ąžuolas Tupelis, taigi jūs ką nežinot. Tai toks buvo momentas ir visiems nusispjauti, kas tu toks turi įrodyti juodu darbui treniruotėse, bet buvo sunku, nes nuo suolo pakilau gal porą minučių pirmas 6-7 rungtynės. Skambinu ir sakau, nenoriu čia būti, neduoda žaisti ir panašiai. Tai, kaip sakiau, turėjęs tų pokalbių su treneriais, tai ten asistentas nusivedė mane į ofisą ir pristatė, trenerį Ąžuolas atėjo ir sako, jis čia nenori būti, jis nori juos skristi atgal. Nes tu iš univero, bet kada gali nusitraukti ir realiai varyti. Bet jis man paaiškino, kodėl, kad per treniruotės turi rodyti ir panašiai, aš dar kažką bandau ten su element, kad rodau. Ir tada, nežinau, nebuvo to verdikto, kad aš jau varau namo, tiesiog pasikalbėjom, ten kas netinka, jeigu niekas nesikeis, aš tikrai varau namo. Bet dabar žiūrint, vis tiek yra Arizonos universitetas, aš lietuvis, niekas apie mane nežino, aš toks ateinu ir pasakau, kad man čia netinka, dėstu savo norus. Bet tada mes išėjom ir trenerio asistentas sakė, jie jau buvo susitaikę, kad gerai, tik paleidžiam jį. Ir tada trenerio asistentas man paskambino, sakė, ne, jis nenori tavęs paleisti, kad jis mato turbūt kažką. Tai tada buvo toks tarpas tarp varžybų, buvo prieš sezoninės tos varžybos neoficialios, kuriuose aš nežaidžiau. Ir buvo, man rodos, pirmas konferencijos oficialios rungtynės. Tai ir aš tada jau per treniruotės jau matęs tas, kad nukonkuravau startinę 5-4 numerį. Jis buvo jau 4 metai šitoje Arizonai. Tai mane išleido į startą, aš iškartinai tiek taškų, tiek atkovotų kamuolių. Tai ir nuo tada kiekvienas varžybos jau į startą. Tai tas, manau, buvo sunkiausias mano šioj trumpoj karjerai.